Togo. Bravo, Togo. Togo pas mus gyvena savaitę. Tai iš Čekijos atėjo oi. O čia mūsų vidli Ocean Ozzy. Va, labai mielas. Galim drąsiai glostyti. Nu čia jis toks aristokratas, inteligentas, žinokit, čia jis toks. Va, košmaras pasižymi to, kad jis nesugebėjo pro griūteles pavogti piešinį, kepurę, šaliką kažkokią, kai atvažiuoja pas mus klasės. Va, o Oceanas jis labai mielas. Va, labai protingas, žinokit, ir vardas toks būsimas vedlys mūsų. Va, bet paklusnus. Va, mielas, jis čia va, niekam nepasiduoda, urzgiant, oi, lietutis prasidėjo. Čiuga! Ja, ir jie kaip, turi užsiėmimus, bet vis tiek. Bravo, Kativati, bravo. O tai jie pasikrato. Aš esu šilukė, mane veda pasivaikščioti ciciukas. Palauk. Mane veda ciciukas pasivaikščioti, ne aš ciciukas. Sonia, aš tam myliu. Atėvaitė, aš padedu žmonį. Taigi priėjom kryžkelę ir dabar turime eiti link Pelkynės kalno. Ir į kairę posūkis būtų H. Nors šunys ir taip žino, kur eiti. Aš tave myliu. Einam, Kativati. Taigi, mes esame žygyje su hasiais, tiksliau haskiais. Ir jų yra čia net 30. Ir aš gavau tai gimtadienio dovaną. Ir aš labai laiminga. Ir esmė tame, kad realiai aš dabar pati dar labiau užsimaniau haskio, nes aš ir taip noriu haskio. Tai man čia sunkus išgyvenimas tai, kad mano šeima nenori priimti gyvūnėlį į namus. Bet patikėkit, aš tikrai turėsiu šuniuką.
Kai reikėjo lipti kalną, mano šuo sugedo. Nebetempė manęs. Kaip galima greit prie visko priprast. Nu, žinokit, autoritetas ir jo hierarchija, kas šuniukam labai svarbu, jo pozicija bandoti. Visi kiti taip. Va, tai va, jo paliktinis yra tokie. O ar jis ten parodoj gražiai atrodė ar neatrodė, tai nežinau. Tai va, ten po džiazo arba dar kažkokio. Va, tai va, tai va, būtent arba iš to po jo norim palikuonio. Tada brolis ar sesuo, žinokit, tai nu. Tai reikia labai žiūrėti tada. Ir jie tai dažniausiai nieko prieš tą šunį neturi, jie tiesiog konkuruoja vienas su kitu. Kas greitesnis, kas arčiau atbėgs ir griebs. Nu, tai va, tokios yra, toks jų pasaulis, tai va. Gerai,